Klauskime energetikos ministro patarėją Kęstutį Jauniškį. Labas vakaras, Kęstuti. Labą vakarą. Kaip ministerija mato šitą problemą dėl nevisiškai sertifikuotos šilumos prietaisų? Vis dėlto, štai Paulius sako, gyventojai pagristai gali dabar kreiptis į institucijas, į teismus dėl to. Pirmas dalykas, aš manau, kad nesertifikuota ir nelegali nuotolinio šilumos rodmenų nuskaitimo ir šilumos punktų valdymo sistema jinai negali toliau būti. Ir aš manau, kad metrologijos inspekcija turėtų imtis visų priemonių, kas pagal jų nuostatas tai jie gali daryti, kad šita įranga būtų išmontuota, sukrauta į maišus ir išvežta saugojimui, nes jinai yra nelegali. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas yra tas, kad bandant įteisinti šitą prietaisą Rubisafe 3, kaip jis vadinasi, iš tikrųjų jisai turi funkciją keisti šilumos punkto parametrų, o tai jau pažeidžia vartotojų teisės. Pažeidžia vartotojų teisės todėl, kad iš tikrųjų gyventojai ir prižiūrėtojai nebegali patys reguliuoti šildymo, o režimus gali nustatyti pati Vilniaus energija nuotoliniu būdu vienu pelės spraktelėjimu. Ir kitas dalykas, kad Vilniaus energija yra paskelbusi kelis režimus šilumos tiekimo, tai yra niekur neįteisinti režimai kaip ekonominis 18 laipsnių ir komfortinis 22 laipsnių. Tai reiškia, žmonėms, kuriems yra per šalta, automatiškai įjungiamas režimas, kuris yra komfortiškas ir kuris padidina temperatūrą iškart 4 laipsniais ir didina sąnaudas apie 15%. Prižiūrėtojai, kurie turi prižiūrėti punktus ir reguliuoti arba gyventojų bendrijos tai daryti, joms šita teisė atimta. Tarkime, jeigu daug Vilnių ir šilumos punktų modernių, kurie reaguoja į temperatūrą, kurie naktį mažėja režimai ir namai susireguliavę taip, kaip jiems būtų patogu. Dabar šitas įrenginys, šitą teisę iš jų atima ir už juos sprendžia kažkas kitas. Tai yra Vilniaus energija. Tai yra antras dalykas. Ir trečias dalykas, aš manau, kad toks delsimas toleruoti tokius įrenginius netgi kompromituoja pačią namų renovacijos idėja, nes renovavus namus, bet esant tokiai sistemai, tai jūsų bute bus arba šilta, arba karšta. Tai yra du variantai. Gerai, ačiū labai. Ką atsakytumėte energetikos ministro patarėjai? Tai nieko neklausė. Kad, tuos prietaisus reikia išmontuoti. Tai gerai, duoda įsakymą išmontuosiu. Kas šito? Čia nėra problemos. Manot, kad galėtumėte išmontuoti nors ir šiandien? Aš pačioj pradžioj pasistengiau taip aiškiai suformuoluoti. Nuo A iki Z mūsų reguliuoja valstybė. Mes darysim viską, ką lieps. Norit su prietaisais, be valdymo, be automatikos. Norit, kad žmonės siūstume, kad jie ten budėtų, jie eis budės. Nėra jokių problemų. Pauliau, jūs dalyvaujat vyriausybinės komisijos posėdžiuose, kuri turėtų aiškintis šildymo kainų pagristumą, teisingumą. Ir kai buvo iškelta šita problema per vieną iš posėdžių, kalbama, kad kainų komisijos pirmininkė sakė, kad čia kils chaosas gyventojų ir geriau to neviešinti. Ar taip? Iš tikrųjų, pokalbio metu iškilo šis klausimas ir jeigu neklystų valstybės kancleris pasakė, kad reikėtų šią žinią paviešinti žmonėm, kad žinotų, kad sąskaitos yra galimai neteisėtos. Ir kiek atsimenu, kainų kontrolės komisijos vadovė pasakė, kad ką jūs turite omeny, neteisėtos. Jeigu jos neteisėtos, iškart kils chaosas, nes jeigu yra neteisėtos sąskaitų, mokėti nereikia. Gerai, bet kas turėtų dabar atsakyti už tą situaciją? Mano nuomonė, kad turėtų atsakyti iš tikrųjų šilumos tiekėjas, nes yra labai nedviprasmiški vyriausybės nutarimai. Tai yra minėtasis 97 metų 1507 nutarimas, kuris numato, kad apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia tiekėjai. Ir labai vienareikšmiškai pasakyta. Ir yra kitas ūkio ministro įsakymas, kuris numato, kad apskaitai naudoti rodmenys prietaisų, kurie neturi metrologinių patikrų, yra draudžiama.
Tai yra 2 aktai, kurių nei vieno, nei kito šilumos tiekėjas nesilaiko. Jeigu šilumos tiekėjas mano, kad kainų kontrolės komisija priimdama tam tikrus nutarimus arba savo neveikimu pažeidė jų teises, tai tada be abejo šilumos tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą, kad komisija padarė jam žalą ir panašiai. Bet tai nėra, vėlgi kartuoju, pagrindas dabar engti vartotojus. Kad jeigu komisija kažko nepriėmė, tai mes pasimkim tą sumą iš vartotojų. Taip pat yra daroma su dingusiu karštu vandeniu. Kai aš pateikiau laidos pradžioje, kai mūsų name eilinį kartą dingo 26 kubiniai metrai vandens ir niekur tai kokia problema? Čia yra ne dėl vagystės. Tai kur jisai dingsta? Vanduo dingsta dėl metrologiškai nepatikrintų apskaitos prietaisų. 26 kubinius prietaisų. Jūs galvojat, gal žmonės skaitliukus patys vengia. Tai palaukit, tai Vilnius energija vengia sutvarkyti apskaitą. Yra šilumos ūkio įstatymas, kuris draudžia neapskaitytą vandenį traukti į šildymą, jeigu šilumos tiekėjas nėra sutvarkęs apskaitos. Pauliau, bet štai Rimantas sako, žmonės vagia vandenį. Realiais kalbant, su magnetais matyti visai. Galbūt ponas Rimantas vagia vandenį ir turbūt pasidalina savo patirtimi su kitais, bet šitos problemos nėra pas jus. Mūsų name žmonės nevagia vandens. Tai galbūt vagia ar vagia? Jeigu skaitikliai... Ką? Ar aš vagiu ar ne? Jeigu galima savo patirtimi. O aš savo. Ir noriu patikslinti, kaip jūs matot mano patirtį. Tai vagiu aš vandenį ar ne? Tai aš galbūt jūs pasidalinat savo patirtimi. Tačiau mano nuomonė skirtumai atsiranda būtent dėl užkalkėjusių apskaitos prietaisų, kurie yra nekeisti 20 metų. Ir natūralu, kai yra Vilniui toks kalkingas vanduo, prietaisų sukimas jis lėtėja. Ir žmonės deklaruoja dėl prietaisų, Ignas čia ekspertas, bet Ignai, žiūrėkit, jūs ėmėtės šitos problemos, paraginot šilumos tiekėjus pasitvirtinti savo prietaisus ir atsidūrė teisme. Taip, matot, noriu pataisyti kai ką žmonėm, nelėtėja sukimosi prietaisai. Daugumoje atveju nuo vandens kokybės priklauso. Jeigu vanduo kalkėtas, mažėja diametrai ir skaitliukai sukasi greičiau, moki už tą, ką nevartojai. Tai vienas dalykas, kuo kalta yra mano galva šilumos tiekėjo grandis, kad jie nesutvarko, už ką jie tiesiogiai atsakingi. Metrologinė priežiūra vykdo jie. Paskui galima kaltinti, kas gali paneigti, kad gal yra nesąžiningų, kiek man žinoma, per patikrą vykdančias laboratorijas, kad atveža skaitlių, kur matosi poveikio žymės, kad atsiranda, žinot. Gyventojai nusukinėja. Kurie irgi bando įtakoti neteisėtai, bet kalti tie, kurie nesirūpina metrologinė priežiūra. Jeigu būtų metrologinė priežiūra, jeigu būtų teisintas nuotolinis nuskaitimas ir matytų antram gale, kad sustojo skaitliukas, kur yra tiekiamas vanduo, tai abipusė naudinga. Kodėl jūs paprašius patikrinti metrologiškai padavė į teismą šiluminį? Tai klauskit šilumininkų asociacijos atstovų, kada aš nustebęs buvau, kada pamačiau, kad situacija kaista ir kad mažėja pasitikėjimas tarp tiekėjo paslaugos, šiuo atveju šilumos tiekėjo, ir vartotojo, tai pagal įstatymą mes esam vienas iš subjektų, kurie užtikrina metrologinį laidavimą. Nors tiesiogiai mes nevykdom rinkos priežiūros ir norėtų, kad nemaišytų mūsų inspekcija metrologijos, kurie vykdo rinkos priežiūrą, mes ir duomenų neturim. Tai tuo būdu ieškojau kelio, kaip atkreipdėmėsi, kad įstatymai ir ES norminiai aktai privalomi turi būti vykdomi. Išleidau įsakymą, primindamas tik tai, kad įstatymo 15 punktas vyrai sako tą. Gerai, ir sėdi dabar teismuose. Ir dabar padavimus į teismą, kad aš neteisėtai, negerai padariau. Kodėl jūs štai kontroliuojančias institucijas padavinėti į teismą? Aš pritariu tam, kas čia buvo pasakyta, kad situacija kaista. Ir reikia pasakyti, kad nekaista nuo 97 metų. 1997 metų. Nuo to laiko, kai pasirodė tas legendarinis nutarimas. Ir kai kitos institucijos nesugebėjo jo sukurti įgyvendinimo mechanizmų. Tai tada klausimas, o kodėl dabar, o kodėl ne 98-ais, ne 2000-aisiais? Todėl, kai 99 metų buvo duotas laikas. Gerai, tai kodėl ne 2002-ais, ne 2005-ais,
O jau dabar... O koks jūsų atsakymas, Rimantai? Kas čia vyks? Aš neturiu atsakymo, kada mums versija, bus duotas mechanizmas, kaip visą tą padaryti ir kaip bus numatytos lėšos, mes tą ir padarysim. Lygiai taip pat kaip... Bet energetikos ministerija kviečia išmontuoti jūs tą nuotolinį. Tai jeigu parašo juodu ant balto, išmontuosim. Dabar su karštu vandeniu. Nuo gegužės 1 praeitų metų prasidėjo skaitiklių montavimo procesas pagal tos pačios energetikos ministerijos nustatytą tvarką. Jis dabar vyksta. Tačiau iki šiol nėra duoti atsakymai, ką daryti, jeigu žmogus neįsileidžia į butą. O ką jūs darote? Nieko, o ką mes darome? Klaipėdoj tokių yra tik tai per miestą, kaip turi informaciją, tik 200, yra nedidelis procentas. Nu, jeigu tikėtume inspekciją, kuri operuoja duomenimis, tai 95 nepakeisti. Gerai, Danas Janulionis su mumis telefonu kainų komisijos pirmininkės pavaduotojas. Labas vakaras, Danai. Labas vakaras. Koks jūsų komentaras, klausant mūsų diskusiją dėl šilumos sąskaitų, ar jos teisėtos, ar jos teisingos? Nes štai kilo diskusija, kad gali čia būti problemų su jom. Atvirai sakant, nesiniai prisijungiu, tai nelabai girdėjau, kas ten buvo diskutuojama. Bet atsakant į klausimą dėl teisėtumo, matyti, nesutikčiau su tokia interpretacija, nes tam reikia turbūt... Ten turėtų ginčas dėl sąskaitos teisėtumo galėtų būti sprendžiamas teisme. Net dabar, kad produkcija yra suvartota ir galimai suvartota pagal nepatikrintą apskaitą, greičiausiai ginčas suktųsi ties tuo, ar teisingas produkcijos kiekis išrašytas. Tai kad nesutikčiau su tuo. O dabar kalbant apskritai apie situaciją dėl metrologinės patikros, manau, kad komisija čia turi tam tikrą rolę prižiūrėti šilumos tiekimo įmonės, kad jos vykdytų įstatymo numatytą pareigą ir laiku prižiūrėtų apskaitą, įtikrintų ir panašiai, kaip yra numatyta metrologijos įstatyme. Ir jeigu yra kažkokie pažeidimai, paprastai vartotojai skundžiasi į kompetentingą instituciją, metrologijos inspekciją, ir ši teikia savo išvadą, ar ten yra pažeidimai ar ne. Tuomet mes ir reaguojam. Kol kas jokių faktų apie tai ir dokumentų nesam gavę. Ačiū Jums, Danas Janulionis. Tai, Pauliau, pabaigai vis dėlto ir vyriausybės kancleris sako, jog teismai turėtų dabar įspręsti šitą koliziją. Na, aš manau, kad mūsų valdžia labai lengvai nusimeta visą naštą ir pasako, kad teismai turėtų spręsti. Iš tikrųjų, šiuo atveju valdžia ir turėtų būti valdžia, kuri gintų vartotojus, kaip nustatyta mūsų konstitucijoje, kad valstybė gina vartotojų teises. Ir vis dėlto priversti šilumos tiekėjus, kad jie įvykdytų vyriausybės nutarimą 90 metų. Ten parašyta ne tik dėl karšto vandens skaitiklių. Pagal minėtą nutarimą šilumos tiekėjai privalėjo įrengti ir butuose įvadinius šilumos skaitiklius, ko irgi net nekalba, tai yra privalėjo padaryti individualią apskaitą kiekvienam butui. O per vyriausybės darbo grupės posėdį iš tikro buvo pasiūlyta... Sako, jūs kalbat netiesą dėl individualizuotos šilumos apskaitos. Niekur nėra parašyta. Yra parašyta nutarime. Kokiam? 1507. Dėl šilumos tiekėjai įrengė vartotojams įvadinius šilumos skaitiklius. Aš cituoju tą nutarimą. Gerai, bet pabaigai. Tai įvadas yra name. Ne, įvadas yra bute. Ir tai gal pasės aukščiausias teismas, kad šilumos tiekėjai tiekia šilumą iki buto. Galite juoktis, bet turbūt aukščiausias teismas jau nebesilieka. Įvadas yra į namą. Tokia ateina du vamzdžiai istorija. Įrengia vartotojams. Vartotojas yra ne namas, o yra vartotojas, individualus vartotojas bute. Jo? Taip, ir tai nustatė aukščiausias teismas. Be abejo, jūs galite pasijuokti iš nutarties, bet tai buvo įteikta nutartis. Gerai, o dėl darbo grupės noriu pasakyti tai, kad buvo pasiūlyta darbo grupiai sudaryti, atlikti iš tikrųjų išsamų auditą šilumos teisės aktų, komunalinio ūkio aktų, nes daugybė jų prieštaroja vartotojų teisėms. Gerai, ačiū Jums. Dėkui Pauliui, dėkui taip pat kitiems mūsų laidos dalyviams. Karštas vakaras, kiekvieną darbo dieną, išskyrus penktadienį 20:25 per Baltijos televiziją. Likit su mūsų laida.